Sveiki, brangūs draugai, su jumis Algimantas Inkevičius ir podkastas 5 minutės. Skaičių 6 skyriuje skaitome: Viešpats kalbėjo Mozei tardamas: kalbėk Aronui ir jo sūnums ir sakyk jiems: taip laiminsite izraelitus, sakykite jiems: viešpats te laimina ir te saugo tave, viešpats te nušviečia tave savo veidu ir te būna tau maloningas, viešpats te pažvelgia į tave maloniai ir te suteikia tau ramybę. Taip jie tars mano vardą izraelitams, o aš juos palaiminsiu. Skaitydama šios žodžius, nejučiom suprantu, kad tai yra maldos žodžiai, kurių pats viešpats moko savo žmonės. Kaip ir po daugybę šimtų metų Jėzus mokė savo mokinius maldos: Tėve mūsų. Kadangi tai yra tiesioginė paties Dievo kalba, šie žodžiai be abejonės yra labai svarbus. Palaiminimo struktūra yra 3 dalys, kurių pabaigoje yra pažadai palaiminti. Taip pat prieš patį palaiminimą ir po jų yra 2 tiesioginiai Dievo nurodymai Aronui ir jo palikuonims. Iš literatūrinio konteksto ir pateikimo būdų matome, kad nurodymai prieš ir po palaiminimo teksto yra, sakykime, identiški. Taip pat reikia pažymėti, kad kunigų skiriant į tarnybą Aronas jau paskelbė šitą palaiminimą anksčiau. Tai yra užrašyta kunigų 9 skyriuje. Aronas pakėlė ranką žmonių link ir palaimino juos. Paaukojo auką už nuodėmę, deginamąją auką ir bendravimo auką, jis nulipo žemę. Tada Mozė ir Aronas įėjo į sutikimo palapinę. Išėję jie palaimino žmonės ir viešpaties šlovė pasirodė visiems žmonėms. Iš viešpaties artumo išėjo ugnis ir sudegino deginamąją auką bei taukus ant aukuro. Tai matydami visi žmonės šaukė iš džiaugsmo ir puolė veidu žemę. Sustokime šiek tiek prie šito teksto. Žmonės išgirdę palaiminimą tapo liudininkais iki šiol nematyto dalyko. Viešpats prisiartino prie savo tautos ir žmonės nežuvo. Tai yra pagrindinis skirtumas tarp viešpaties apsilankimo pas žmonės palaiminimui ir apsilankimo tokio, kuris atneša mirtį. Kaip skaitome apie Sodomą ir Gomorą, kai viešpats pasakė, kad turėjau nužengti ir pamatyti, ar jie iš tikro elgėsi, kaip skelbė mane pasiekė šauksmas. Taip ar ne, sužinosiu. Pradžios 18 skyrius. Abiem šiais atvejais viešpats kreipėsi į žmonės, tačiau Sodomos gyventojai žuvo ugnyje ir sieroje, o izraelitai sušuko iš džiaugsmo ir garbino Dievą. Pačia palaiminime mes matome idėją priartinti, jeigu taip galim pasakyti, prisiartinti Dievo prie žmonių. Bet jis apsaugo žmonės nuo savo šlovės, kad jie nežūtų. Kaip Mozė pamatęs Dievą stovėjo olos plyšyje, o pats viešpats jį uždengė ranka, Išėjimo 33 skyrius. Tačiau viešpats priartėja dar arčiau ir įdėmiai, jeigu taip galima pasakyti, žvelgia į žmonės ir šis žvilgsnis teikia malonę žmogui. Nuodėmingui žmogui nėra brangesnės, nuostabesnės dieviškos savybės kaip Dievo malonė. Ir kai žmogus supranta tai, jam tą suteiktą Dievo gailestingumą, Dievo atleidimą, žmogaus širdį užpildo nuostabi Dievo ramybė. 2 kartus palaiminime kalbama apie Dievo veidą. Tai labai svarbi izraelitams ir ne tik jiems sąvoka. Dievas sako: mano įniršis užsidegs tą dieną ant jų, paliksiu juos ir paslėpsiu savo veidą nuo jų. Jie bus lengvai sunaikinami, ištiks juos daug baisių nelaimių. Jis pakartota Įstatymo 31 skyrius. Girdite, Dievas paslėps savo veidą ir jie bus lengvas grobis. Panašiai Jobas klausė, kalbėdamas apie Dievo veidą, ir sako: kodėl slėpi savo veidą ir elgiesi su manimi kaip su priešu. Jobo 13 skyrius. Tai yra, Dievo veido slėpimas nuo žmonių reiškia atėmimą nuo žmonių palaiminimą ir jų, jeigu taip galime pasakyti, panirimą į neviltį. Be Dievo. Bet mes skaitome ir kitus žodžius, kai viešpats atsuka veidą prie žmogų. Aš atgręšiu savo veidą į kraują valdantį žmogų ir pašalinsiu tą žmogų iš jo tautos. Kunigų 17 skyrius. Psalmėje Dovydas taip pat aiškiai kalba apie Dievo veidą. Jisai rašo 34 psalmėje: viešpaties akys žvelgia į teisiuosius, jo ausis girdi jų šauksmą, viešpas priešinasi nedorėliams, kad išnaikintų žemėje jų atminimą. Brangus draugai, lygiai taip, kaip paprašyta Arono maldoje:
Viešpats Jėzus, ateidamas antrą kartą, grįždamas antrą kartą į žemę, priartės prie visų žemės gyventojų. Nedorėlis negalės ištverti jo atėjimo dienos ir pražus nuo Dievo veido šlovės. Teisieji, tai yra tie, kurie priėmė Kristaus atleidimą ir Kristaus išteisinimą, susitiks su juo veidas į veidą. Jie susitiks su Kristumi be baimės, o su džiaugsmu ir Dievo ramybė širdyje. Brangieji, ar jūs priėmėte Kristaus atleidimą ir pasiruošę jį sutikti veidas į veidą? Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.